Sveiki. Turim tokius langus mes. Reiškia, vienas padarytas. Aš dabar ant šito papasakosiu daugmaž technologiją, kokią mes čia parengėm, reiškia. Visi angokraščiai buvo su pirminiu, reiškia, apklijavimu stirodūru. Čia yra vienas sluoksnis, kuris jau buvo. Aš padariau, reiškia, dauginau papildomai. Įvairiuose languose skirtingi storiai tokių vietų. Paskiau, reiškia, dvigubas gipsas eina, vietomis viengubas, vietomis, reiškia, dvigubas, kad būtų daugmaž vienoje linijoje šitas horizontas, reiškia, abiejų langų. Viduj irgi yra technologija, kad yra irgi toks pats apsiuvimas su stirodūru. Ir paskiau jau arba viengubas, arba dvigubas gipsas. Reiškia, dabar čia tokia antrinė stadija, kol kas dar neužsiūta šitos vietos neužsiūvom, bet bus užsiūta kaip čia, aš to prieisiu parodysiu. Ir reiškia, šitas vadinamas yra ant specialių klijų putplasčiui. Negalima naudoti, reiškia, klijų, kurie yra su cheminėmis medžiagomis, ta prasme, kurie turi aerozolę, nes jie sudegins į šitą polistirolą. Čia yra, matosi, tamsi tokia juostelė, čia yra putplasčio klijai, o du gipsai suklijuoti jau su skaidriais sviniais, reiškia, kur naudojamas klijai, kur naudojami, kurie turi reiškia, acetilieną ar kažkas tokio. Cheminė medžiaga, kuri degina, reiškia, šitą polistirolę. Ir dar mes čia, šitą vietą, reiškia, buvom nudaužę iki betono, užgruntavom, reiškia, ir papildomai, reiškia, prasmeigiavom su biubeliais, su kaiščiais, o po jo yra toks mišinys, perfliksas vadinamas, specialiai gipsui skirtas. Kad čia yra papildoma laikysena, o už gipsų yra perfliksas panaudotas. Reiškia, šitas vietas dar bus papildomai apdorojamas į vieną plokštumą, bus pastatyti kampukai kaip čia, taip ir čia, nes šitie langai juda nuo saulės, nuo, reiškia, vibracijos ir panašiai. Ir čia bus visą laiką skilimas. Tai mes čia darysim šešėlinę siūlę per visą perimetrą šito lango, ne tik šito lango, bet visų langų. Ir netgi durų apačioje yra, kur pagrindinė įėjimo. Čia tada viskas susilygins lygiai, reiškia, su glaistymo kampu, kurį mes pastatysim. Reiškia, šitą vietą dar bus papildomai praarmuota tokia plačia juosta, reiškia, specialia. Ir tada jau ant viršaus bus vientisai glaistoma visa plokštuma. Čia susiformuos, reiškia, šitoje vietoje susiformuos plokštuma irgi. Ir čia bus gražus, lygus 2 mm tarpelis šešėliniai siūliai. O čia mes dabar jau turim gatavą langą. Praktiškai, tik be kampukų dar pastatytų. Taip viskas atrodo. Užpildėm irgi čia, reiškia, su to perfliksu tą tarpą, kad mažiau reiktų paskiau papildomus kažkokios košės glaistymo ten kišti. Tai čia taip atrodo. Šitas vietas, kaip ir sakiau, mes užpildysim ir sulyginsim, kad būtų vientisa. Tai čia jau yra padarytas, o čia tiesiog rodau daugmaž koks yra pyragų sluoksnis. Sudėtinga, nėra taip lengva ir paprasta, kaip norėtųsi. Bet viskas yra įmanoma. Dėkui už dėmesį.